Sveiki, sveiki! Šiandien Tingi Pelėda parodys, kaip per Find and Select arba kitaip rasti ir pažymėti, rasti visus laukelius su konstantomis ar formulėmis. Tai nuėję į meniu juostoje Home, tada dešiniau Find and Select, Go to Special. Ir čia matote konstantas ir formulės. Pasirinkus vieną iš šių dviejų, jums atsiranda dar papildomai 4 pasirinkimai. Tai galima pradėti, tarkime, norime, kad mums surastų konstantas, kurios yra skaičiai. Spaudžiu OK. Excelis pažymėjo būtent tuos laukelius, kurie turi skaičių. Tai yra tiesiog parašyta skaičių, ne formulė, nes kaip matėte pažymėta čia, o štai čia, matote, jau yra formulė. Čia taip pat. Taip pat galite ir susirasti kaip tekstą. Štai. Visur čia yra tekstas, nėra formulė. Štai čia matote nepažymėjo, taip yra todėl, kad čia jau yra formulė. Žiūrime toliau. Galite pasirinkti loginės sąlygas. Tai yra tiesa arba netiesa, ar ne? Teisingai, neteisingai. OK. Mums pažymėjo šituos du, nes būtent čia yra tiesiog ranka įrašyta true arba false. Štai čia matote jau yra formulė. Žiūrime toliau. Ir su konstantomis paskutinis yra klaidos, errors. Tai štai čia pažymėjo klaidą. Čia taip pat klaida yra įrašyta ranka, tai yra labai gerai naudojantis klaidų tokia paieška arba loginės sąlygos, teisingai, neteisingai, nes kartais būna, kad formulės nusikopijuoja ir įsklijuoja tik vertės. Ir jūs nematote, kad šita vieta nekinta. Toliau galime pasižiūrėti, kaip reaguoja su formulėm. Jeigu pasiliksime number skaičiai, tai kaip ir minėjau, čia būtent yra skaičiai. Jeigu pasirinksime tekstą, štai šitą vietą kaip tik ir surado, kur sudaryta formulė. Pasirinkus loginę sąlygą, štai čia matot yra loginė sąlyga, formulė. Na ir paskutinis klaidas, ar ne? Tai va, mes turime taip klaidą. Na ir paskutinis dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai kad per Find and Select jūs galite greičiau susirasti formulas arba constants, tačiau jūs jau negalėsite čia pasirinkti, ar norite, kad jums rodytų tik skaičius, tik tekstą, tik klaidas, tik loginės sąlygas. Čia jau šiuo atveju bus randama viskas. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Go to Special, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad skyrei laiko. Prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki.